Ar jauti, jog irkluotum prieš srovę? Ar jauti, jog kad ir kiek dėtum pastangų, kad ir kiek sutelktum energijos, atrodo grįžtamoji grąža yra vos, kad pateisintų tavo buvimą šioje žemėje? Ar jauti, jog ieškojai visokiausių būdų, skaitai knygas, galbūt pirkai kursus, darai afirmacijas, darai įvairiausius iššūkius, kurie padėtų tau pakreipti šitą patyrimo vektorių. Tačiau apart energijos didesnės iškrovos, kurią patirdavai, įsižiebus kibirkštėlę, taip pat kaip įsižiebė, taip pat ir užgeso. Ar pastebėjai, jog pasirinkimai, kuriuos tavo dabartinė versija priima, daro, ką leidžia sau suvokti apie save ir apie savo vertę, turi uždėtas lubas. Vieni galbūt jas jaučiat, vienus galbūt taip yra prispaudę, o kiti galbūt irkluojat per gyvenimą, į tai neatkreipia dėmesio, tiesiog nukreipia atsakomybę, jog yra kaip yra gerai kaip yra, kitiem yra blogiau, turiu džiaugtis tuo, ką turiu, nors viduj kirba neteisybės jausmas, nevertumas ir visa mišrainė, kuomet pagalvojat apie pinigus, apie resursus, apie geresnį gyvenimą ir vienintelė galbūt logiška išeitis yra važiuoti ir pirkti loterijos bilietą. Tai aš buvau visiškai čia, kur jūs esat, ir ilgai buvau, ir iš paskutiniųjų bandžiau telkti visą savo dėmesį, visą savo energiją į kūrimą ir pritraukimą gausos per forsavimą. Ir šita 10 metų kelionė, ką man parodė, jog vienintelis stabdis tai buvau aš pats, mano nervų sistema, kuriai atrodė, jog nesaugu pakeisti patyrimo variantą, mano pasąmonė, kuri rėkė, jog aš esu nevertas daugiau, nevertas geriau, ir programos, kurios praeidavo pro mano sąmonę, pro mano sąmonės filtrą ir nepastebimai kaip šeškas tampydavo mano protą, mano pasirinkimus už vadelių. Tik tai atėjus į realizaciją, jog aš esu atsakingas pats už save ir pradėjus ieškoti išeities, patikrinus daugybę įrankių, kurie yra informacijos ir įrankių pilnas YouTube'as. Yra toks perkrautas kiekis informacijos, kad žmonės ir aš pats tą patį dariau, tiesiog valgiau tą informaciją be jokios integracijos. Tai kas įvyko, kuomet suklikino ir įvyko tas sąmonės shiftas, pokytis, ir galėjau pamatyti iš kitos perspektyvos, tai kuomet atkreipiau dėmesį į tai, į pačias ištakas,
nuo ko prasidėjo mano gyvenimas ir kas buvo tie mokytojai, kurie man rodė, kaip idealiai gyvena žmogus. Kairiai mama, dešiniai tėtis. Abu su savo programom, abu su savo pasąmoniniais įsitikinimais, kas yra įmanoma ir kas yra neįmanoma. Ir abu taip pat nesąmoningai perėmė iš savo tėvų, tiek vienas, tiek kitas. Ir visą šitą miksą, kaip dovana iš protėvių, perdavė man. Ir kuomet apčiuopiau, kad darbas su įsitikinimų sistema yra pats efektyviausias būdas pakeisti savo realybę, pakeisti savo vidinį jausmą, sekantis žingsnis, kuris natūraliai išplaukė, buvo mano centrinė nervų sistema, prie ko ji yra įpratusi, koks yra normalus dažnis, koks yra mano veikimo, buvimo dažnis. Ir vėlgi žiūrėjau atgal ir stebėjau, kas vyko nuo vaikystės, kame aš augau, kokiam patyrime 90 metais Lietuvoje gyveno mano šeima, mano tėvai, koks jų buvo santykis su resursais, koks jų buvo santykis su gausa, koks jų buvo santykis su būdais, kuriais jie tuo metu galėjo pritraukti resursų. Ir pamačiau, kad tiesiog 10 metų aš kaip štampas, kaip kopijavimo aparatas važiavau ir kopijavau jų modelius. Praėjęs asmeniškai per visą šitą kelionę ir aš vis dar esu toje kelionėje, daugiau kaip 10 metų, ir sudėjęs visus efektyviausiai veikiančius metodus, kurie man padėjo integruoti, ne tik paklausyti, ne tik padaryti vieną ar kitą praktiką, bet ir gauti apčiuopiamų rezultatų, kurie leido atsiverti daugiau, kurie leido protui, pasąmoniai ir centriniai nervų sistemai nurimti, išsiplėsti ir išsukti iš tos vagos, į kurią buvau padėtas. Ir pats sėkmingai žygiavau. Yra 2 būdai, kaip gali pradėti savo 8x kelionę jau šiandien. Pirmasis su grupe, su kuria keliausi visas 8 savaitės kartu. Taipogi yra antrasis variantas, kuomet mes dirbame kartu su tavimi ir tai yra asmeninė kelionė, kurios metu mes turime 3 susitikimus. Mes atliekame gilias transformacijas, taipogi sudėliojame aiškų žemėlapį, kaip nueiti nuo ten, kur esi, į ten, kur nori. Ir labai aiškiai pasimato, kas visgi kliudo, jeigu tai yra pirmieji 10 000 naujam versle, savo veikloje, ar peržengimas iš 100 000 į metus į 200. Mes matome, kur yra blokas, mes matome, kur yra stabdis, kur yra baimė, ir mes šias kliūtis kartu individualiai ir konfidencialiai pašaliname. VIP kelionė taipogi turi mano palaikymą. Visas 8 savaitės mes turime WhatsApp bendrą chatą, kur galėsi užduoti visus savo rūpimus klausimus,
kad ir kas tau kils, gausi iš manęs palaikymą, gausi iš manęs patarimus ir harmoningiau galėsi judėti per šias gilias transformacijas. Dabar turi atsakyti savo į vienintelį klausimą, kuris, manau, kad tau padės suprasti. Ar aš jau pakankamai patyrinėjau, ką galiu pats padaryti ir kiek tai man užtruko laiko, energijos, resursų, kad potencialiai atlikčiau pokytį. Ir antras klausimas, ar aš jaučiu vidumi, kad šita erdvė, šita transformacinė kelionė padės man pasukti suvokimą apie pinigus, pakeisti santykį su pinigais ir pašalinti kliūtis iš mano kelio šitam santykiui. Atsakius į šios 2 klausimus, turėsi trečią, kuris kils. Ar aš noriu palaikymo, ar aš jaučiuosi pakankamai vertas, kad investuočiau į papildomą vedimą, į papildomą pagalbą šitoj kelioniai, ar aš galiu savo tai leisti. Ir suprantu, kad didžioji dalis žmonių teigiamai negalės atsakyti šitą klausimą. Dėl to mes ir turime 2 pasirinkimus, bet taip pat labai gerai žinau, kad yra žmonių, kurie jaučia, kurie leidžia savo ir kurie yra būtent tam taške, kur asmeninis palydėjimas jiem yra labai reikalingas šiuo metu. Dėl to 2 pasirinkimai. Startuojame jau Liepos 6 dieną, 8 savaičių transformacinis 8x patyrimas, kuris visam laikui pakeis tavo suvokimą ir santykį su pinigų energija. Tai šis kvietimas yra tau, jeigu jauti, kad taip kaip moki, nebevažiuoja. Jeigu jauti, kad pats ar pati tempi save į veiklą, į darbą, vardan to, kad turėtum tai, ko nori. Jeigu jauti, kad aukoji kažką, kad turėtum. Jeigu jauti, kad bent 1%, jeigu įsileidi tokią galimybę, kad yra įmanoma kitaip. Tai labai kviečiu, 8x padės pamatyti, kaip gali būti kitaip.